17 diena saloje. Rimas, tapęs estų komandos lyderiu, laimėjo prizo rungtį taip iškovodamas savo naujos komandos naujiems draugams Ranno ir Maris puikią sočią vakarienę. Po poros dienų visi žaidėjai paliko savo senasias stovyklavietės Sribuat saloje ir Gualo saloje pagaliau susijungė į bendrą Baltijos šalių Robinzonų komandą. Nuo šiol kiekvienas kovos tik už save. Pirmąją individualią Robinzono rungtį Viktoriną laimėjo Irmantas, taip užsitikrindamas neliečiamumo teisę salos taryboje, o joje iš salos buvo išbalsuotas buvęs estų komandos lyderis Reno. Beje, susijungus komandoms, salos taryboje pirmą kartą buvo įgyvendinta naujoji taisyklė – slaptas balsas. Tad kieno vardą užrašė Reno? Na, o šiandien visų Robinzonų, visų žaidėjų laukia dar vienas tikrai neeilinis įvykis, galintis stipriai pakeisti situaciją saloje. 17 diena. Robinzonas, kur tavo tikras šuolis? Pirmin! Jūs, bastardai! Shit! Tähendab eestlaste suhtes. Ma olin natuke... Buvau nustebęs ir nusivylęs estų reakciją. Jie netrodė tokie laimingi kaip aš. Palyginti su tuo, kaip jaučiausi, kai mus atplukdė į pirmąją salą, dabar mano požiūris labai pasikeitęs. Nendesse eestlastesse, kes praegu siia saabusid, on hoopis teine, kellega ma saabusin esimesele saarele. Tai, kad sugrįžo toji trijulė, buvo staigmena. Ir nepasakyčiau, kad labai maloni. O duonos nėra? Tik juoda. Tik vodka. Vodka? Vodka gerai. Черный главное! Давай! Давай! Я не spėjau, Ну давай! Nesitikėjom nei estai, nei latviai, nei mes, kad mes čia surasime Gediminą, Janų ir Madarę. Tiesiog nesitikėjom, o kai juos pamatėm, iš dalies tai buvo, man tai asmeniškai buvo didelė staigmena, nes, aš sąžiningai sakau, aš tiesiog nenorėjau, kad būtų Gediminas saloj toliau. O po to, kai pasimatėm kažkaip tos pirmas balius, pasišnekėjom, tolaus išgėrėm, ką darysim, jisai savotiškas, jo tos kalbos vėl. Man patiko, kad jisai nei karto neužsiminė, ta prasme, piktuoju ar kažko, kad kodėl jūs čia mane išbalsavote, aš nieko nespėjau, ta prasme, su jumis nespėjau net pabūti, o aš kažkaip truputėlį bijojau, kad gali būti toks dalykas, kad jisai bus užpykęs ar kažką, bet ne, man tas labai patiko. Mes čia trise gyvendami saloje kūrėm, aišku, visokius planus, fantazavom. Vienu momentu buvo man kilusi mintis, kad mus grąžins į komandą, bet kuo toliau ėjo laikas, tuo labiau ta viltis blėso ir faktiškai vakar jos jau nebebuvo. Tai buvo labai super naujiena ir labai džiugi naujiena. Mes 2 paras nevalgė. Aišku, mums buvo viskas labai skanu, bent jau man asmeniškai, tai ir juoda duona, kurios aš namuose nevalgau. Ir visi šitie šprotai, silkės,
Nu, buvo viskas fantastiškai skanu iki tam tikro laiko. Paskui jau kaip skrandis prisipildė, jau nuo tų visų šprotų, nuo visų tų aliejų ir ten kažko jau paskui truputėlį sudarys, negerai, tik suka. Nu, kažkaip sudėtinga buvo, todėl kad maistas, kaip ten bebūtų, jisai buvo sunkus. Mūsų skrandžiam ypač, todėl kad jau jie jautresni. Bet šiaip buvo vis tiek gera prisikimšti. Visi skrėja prie galo. Visi kaip išalkę vilkai puolė prie stalo. Atrodė laimingi, o aš norėjau į viską spjauti ir eiti kur nors toliau nuo jų. Pabūti vienas. Andriui iškart kažkas nepatiko. Čia tik jo viena bėda. Jis vis pasakoja savo didvyriškas istorijas, kurias jau visi nekartą girdėjo. Aš jam tai atsakau, taip, Andrutė mielasis, tu viską išmanai geriausiai iš mūsų visų. Ir apie viską turi aiškę nuomonę. Labai nustebau pamačiusi, kad Madarai labiau rūpi gėrimai, o ne valgis. Ji labai nustebo išvydusi mus tris. Tiek to. Mudvi su Ugne laikėm rankoje paskardinę alaus, tačiau per visą vakarėlį išgėriau tikrai nedaugiau kaip pusę. Madara labai stebėjusi, kad neišgėrėm visko, kas mums pasiūlyta. Terve õhtu jooksul rohkem mul alla ei läinud seda õlut kui pool purki, et noh, ma ei tea, Madara oligi nagu õudselt üllatunud, et miks teie ei joo, et kui kantakse, et tuleb ikka juua. Tikėjomės, kad bus vis dėlto vynas, bet buvo alus ir šiek tiek degtinės. Nu gerai, pasilinksino, kas norėjo valgyti, prisivalgėm tai iki sotės, o kas norėjo alų gėrė, kas negėrė. Nu, aš asmeniškai tai truputėlį padauginau, kadangi jau prieš plaukiant į šitą salą aš, tiesiog visiems sakiau, kad aš noriu šiandien daugiau išgerti, tiesiog atsipalaiduot, ir taip gavas, kad buvau vienas iš neblaiviausių. Irmantas sakė, kad aš pasigersiu, tai jis dainavo taip gerą pusę nakties. Aš nuo tokio kiek alkoholio būčiau jau gal ir negyvas arba net nejudėčiau. Jis vis nesvirau, bet, įkaušęs buvo. Man tikrai nepatiko tai, kas čia dėjosi vakar. Kas nutiko vakar? Aš mieliau badaučiau ir sutikčiau būti paliktas likimo valiai, bet tik su ta kompanija, su kuria atplaukėme į pirmąją salą. Visa tai jau primena turgų. Visi kažkur skuba bėga, čiumpa įrodinėja savo tiesas. Šachmatuose nukirsti į pėstininkai ir valdovės į lentą nebesugrįžta. Jie gyvena atskiroj palapiniai, o mes įsitaisę šalia. Vakare, kai jau atlikti gamtos reikalus, nugirdau juos šnekančius. Kažką apie tai, kad reikia būti vieninga komanda, valdyti stovyklą ir panašiai. Bus, sakau, proga pašnekėk, gal jam nedaina. Gerai. Rytų veidai geležiniai. Irmantas sako, einam rimtai pasikalbėti reikia. Не было ругаться. Да, надо ругаться. Manau, Irmantas truputį sureikšmino, aš apie tai šnekėjau, galima buvo pasakyti žmogui tiesiai, paimti tą skardinę ir nekelti vos net tarptautinio skandalo. Labas, sveiki. Taigi verčiau visi. Taigi, jūs gaunate fantastišką dovaną. Čia, negyvenamoje Robinsono saloj, vitaminai, Magvit! Magvit nuo streso, kurį jūs turbūt patirėt labai dažnai, ir nuo nuovargio, kuris ateina po streso. Taigi dabar nei streso, nei nuovargio neturės Magvit. Gediminai, tau duodu. Kaip Vytautas Gediminui. Laikyk. Dėkoju. Nesuvalgyšat visų. Gediminai, ne tau vienam. Visi. Aš be abejo žinau. Teisingai. Ir moterims, kad jų oda būtų graži, teisinga, robinzoniškai puiki. Yra vitaminai, forte. Gerai, Ugne, tu padalinsi visoms. Būkite gražios, būkite ir iki. Iki, Robinzonai. Ačiū. Римай, gali šimpantų patarti? Можно. По две теперь. Не. Давай по три. Одну. Einam visi tenai. Три раза. Ko noriu? Oi, kokosas. Ne. Kokosas. Gerai. noriu, bet- Jau valgai. Tiesiog taip, biškį numalšinau tą alkį, bet... Kristai, tu ideš? Kristinė taisi?
Четвером пойдете? Vadinasi, eisit keturiese. идешь? Tu irgi eisi. Ну и хорошо, ну. Ir gerai. Reikia susiskirsti. А, и до 2 команды, да? Что вы? Į dvi komandas? Не- Tu gal irgi nori eiti? Да, у меня здоровья нет. Nebeturi sveikatos. Tai отдыхай. Я буду- Ilsėkis. Одна Ilsėsios. тройка идем там, 3 eis ten ir 3 ten. идет там, и ты, может быть, покажи тогда. Parodyk jiems, kur geriau eiti. А, Tai если ты нашел, то мы Jei ką nors ten radai, tai mes eisim ten. Eime. не Ne ten. А почему? Kodėl? А ты там был? Ten buvai? И что там? Что Ir там, kas ten? ничего. Nieko. Tau sunkiau čia bus, čia yra toks tarpeklis, akmenis liučių metu būna šitą, per juos užlipti. Einam čia parodysiu. Jie negalėjo patikėti, kad vis dėlto ši pakrantė yra nederlinga. Pasakiau, kad priešingoje salos pusėje yra kokoso palmės, bet toli eiti ir sunku eiti. Buvo 2 keliai, vienas per kalną ir po to per džiunglės, kitas pakrantė. Žmonės pasirinko per kalną, nu aš pabuvau už vedlį. Džiugu, nes aš visada norėjau būti komandos žmogumi ir čia tarsi atitiko. Ladna, кто идет через Kas eis per горы? kalną? Mes. Идем, покажу Eime, дорогу. aš rodysiu Примерно. kelią. Ну ты einam. Šitą. Давай. Siūlau eiti ten. Где ты был? Так, можешь повезти? Ten, kur jau buvai. Ar gali nuvesti prie tų palmių? Aš irgi ėjau Ну aklai. тогда мы сами доберемся. Tada kaip nors rasim. А не пойдем по берегу назад? Atgal eisim krantu? Matysim, kaip bus. Tada nereikės grįžti. Слушай, давай еще попробуем прямо пойти. Pabandykim dar paeiti tiesiai, nes ten didžiulės šaknis. Да, Į и priekį ir į потом kairę. налево. Taip, į priekį tada į kairę. Прямо сюда. Ten. Вот тут крабы могут быть, эти красные. Čia gali būti raudonųjų krabų. Found those crabs. Jei rastume, būtų neblogai. Какие морские? Reikės grįžti. Taip.
Rimai. Rimas! Nemanau, kad grįžti dabar būtų protinga. Manau, reikia bristi vandeniu. Vargu ar pavyks nueiti toliau, nes užlapus batai. Ar būtina keltis į kitą pusę? Mums reikia patekti nuo pusėn. Vandeniu? Nu, aš kaip, matai, dabar gana anksti, aš kaip ėjau dieną, ten galima buvo perbrist. Bet ten vis tiek reikės užsukti, nes... Tai gerai, einam. Tai gal negrįšim vis tiek. A пройдем? По воде будем идти, да? Brisim vandeniu. Nežinau, koks dabar vandens lygis. O krūmais neišeis? Tada reikės eiti aplinkui. Ten. Jeigu ką, plauksim. Visai kaip jūrų pėstininkai. Ėjome pakankamai sunkiai, po to netgi plaukėme, vis dėlto mes tas palmes suradom. Aišku, mūsų Rimas, kaip visada, demonstravo savo vikrumą, jėgą. Praėjome per džiunglį, susiradom kokoso palmes, atsivalėm jas, kokosus, kad būtų lengviau nešti. 2 kartus įlipau į dieną, įlipau visai kaip į skrusdėlyną. Ten buvo kaip išbandymas, nes visas, matytės mažės prisildės, visą aplipo ir kandžia. O paskui grįžom jau nebe per kalną, ne per džiunglės, o pakrantę. Gal ilgesnė kelionė išeina, bet truputį patogesnė. Bet to tie kokosai jie neskęsta, jeigu vietom gali kelijos plukdyti. Morskaya pechota возвращается. Grįžta jūrų pėstininkai. Lyg ir neblogai pavyko. O taip. Ir ne vien dėl kokos riešutų. Tai jau tikrai. Man šķiet, kad es uzreiz pamanīju, ka Rimas